ar 9, nuo 18 pradėjau dirbti Lietuvoje. Po to krizė atėjo, išvarė iš darbo, viskas, po to į Vokietiją bandžiau, tai dabar Vokietijai dirbu. Dabar šiuo metu Lietuvoje, dantis reikia tvarkytis. Biški bėdų kaip. Susimušė ar kas dėl ko? Ne, pas mane iš vis buvo vaikystė, žinai, aš mėgau labai saldumynus, žinai. Vaikystės saldumynus mėgau, ir sugadinau danties. Gerai, metų tai tvarkingai čia, žinai, nes čia pas mane tai neina, žinai, 20-19 metų. Kaip matai, yra visų 4 etapai. Jo, aš tam mačiau video. Kas tave labiausiai domina iš tų etapų? Ką žinau, man būtų, žinai, kas geriau, kaip merginas, kaip bendraut, kaip iš vis elgti, žinai, su žmonėm ir kaip ką. Žodžiu, tave žiūri kaip į pinigų maišą, ne, draugai? Va šitą jo, tikrai. Pavyzdžiui, aš tau papasakosiu biškį tokios informacijos. Davai, įdomu. Anais metais buvau į Vokietiją išvažiavęs. Aha. Čia buvo, kokie čia metai buvo, 2012, po to aš grįžau vėl iš Vokietijos, draugai, davai, statyk pirtį, viską, davai, gersim, karoči. Pradėjo kantą, po to aš nusipirkau mašiną, davai pas mergas važinėsim, ten viską, žinai. Ir tai, žinai, pradėjau, aš šiuo metu pardaviau mašiną, nieko dabar, šiuo metu nieko aš neturiu, tik sąskaitai, normaliai pinigų ir viską, daugiau dabar nieko neturiu. Nei draugai skambina, nei nieko, viskas jau, manęs, kaip ir nėra, neskaito mane draugai, viskas. Pinigų nėra, tu nedraugas. Pas mus taip yra, Grigiškėse. Buvo tokios bėdos pas mane. Tai galvojau, jau reikia kažką, netyčia radau tavo tą tinklapį, žinai. Matai, kas yra su žmonėm. Aš tau irgi vieną istoriją papasakosiu. Teka upė, žinai, vienoje kranto pusėje yra skorpionas, o kitoje kranto pusėje yra varlė. Ir, žinai, skorpionas šaukia varlė, sako, varlė, atplauk, perneš mane į kitą krantą, žinai. Varlė atsako, taigi tu skorpionas, tu mane suvalgysi. Skorpionas sako, baig, tu ne, žinai, perneš, eisim abu, žinai, medžiot, susirast maistų, žinai, viską. Varlė, žinai, suklusu, gal čia plauk, žinai, paimti. Skorpionas sako, davai, varlė, tikrai, aš sako, tu esi nevalgysiu, pirmin, plauk, aš čia laukiu, davai, žinai, nuvarysim abudu. Varlė irgi dar mėtus, bet tu mane suvalgys. Nesuvalgys, aš taigi, tu sako, mane perplaukdys į kitą kranto pusę, kur yra daugiau maistų. Puf, varlė iššauko, nuplaukė, išlipo į krantą prie skorpiono, skorpionas, čakšt. Valgo, ją varlė, sako, kodėl taip darai? Nes sako, aš skorpionas esu. Nes aš skorpionas. Tai supranti, yra naivu tikėtis iš žmonių, kai tu jiem esi gali būti reikalingas ne dėl pinigų. Nes žmonės jų prigimtis, kaip ir skorpionų, yra, supranti, išgyvent, išlikt. Supranti, yra savanaudžiai. Tu esi savanaudis, aš esu savanaudis. Jo, vieni tik tais geriau tai maskuoja. Kiti prasčiau. Ir tie, kurie prasčiau tą maskuoja savanaudiškumą, tiems santykiai nesiseka, nes kitas pajunta, kad juo pradeda manipuliuoti, naudoti, žinai, ir bėga nuo tokio. Tai va, surandi, visi, bet iš esmės yra visi, kaip tie skorpionai, savanaudžiai, ir čia yra normalu, žinai. Tai tu, žinai, ką aš tau galiu pasakyti, žinai. Pas mane, pavyzdžiui, draugų kaip yra. Geri santykiai mezga su draugais dėl to, kad tu būni jiem naudingas kažkuo ir jie tau būna naudingas kažkuo. Bet ne kad taip, žinai, kad viena duoda pusė, kita neduoda. Na, pavyzdžiui, aš su savo geriausiu draugus turėjom dėl to, kad, na, aišku, mes iš vaikystės jau esam geri draugai ir iš jį susimėsime. Pas mane, žiūrėk, pas mane irgi yra iš vaikystės du draugai, bet vis tiek jų gyvenimo požiūris jau kitas yra, supranti? Nu, tai va, realiai draugai būna tol, kol požiūrės tampa ir kokią bendrą veiklą turi. Anksčiau vaikystė normaliai dar buvo, bet tai kaip jau pradėjo pinigai, mašinos krūtos, viskas, pradėjo tą suktis visą gyvenimą, žinai, jau ten kažką tai jie nori pasiekti, va tai yra tas dalykas.
Ir kur būtent jūsų požiūriai kertasi su tais draugais tavo? Nu ką, jie net, kaip jie būna, pas mus kaip, Grigiškėse stovi aikštelė ir nieko, žinai, nedaro. Gal būna į Akropolį nuvažiuoja, žinai, bet man nesvarbiausia, vienas dalykas yra, kad niekur nepakviečia, žinai, tam, kur nors su jais ar ką, sako, ten vieną mašiną, ką nors sukūrė, ką nors pasakyti, žinai. Nu, o tai va yra. Aš vieną kartą, žinai, jam paskambinau, sakau, tu ko, tipo, manęs nepakvietė, a tai ką, aš mašiną vairuoju, nu, žinai, pradėjau atmaskė savo galvoti, žinai, jau pradėjau. O tai koks tavo tikslas yra? Tu į mane kreipies, jau ką tu nori pasikeiti, koks tu nori tapti? Nu, kaip aš noriu, kaip tu paaiškinti, nežinau, kaip ir pasakyti. Nu, normaliai, kad bendrauti su žmonėm, žinai, nu, kad vat, pavyzdžiui, prie merginų... Tu nori yra žmonių, kurie vertina tave ne dėl tavo pinigų. Nu jo, tas tai yra, tai kad gerai, pavyzdžiui, aš pinigų turiu, tai aš draugas jau esu, nupirk man tą, nueinam ten, nuvažiuojam į kavinę, kur nors ten, pasidėsim, alaus išgersim, nu va, tik tokie va yra pas mane, viskas. Kitokių nėra. Čia peizdėt, supranti, čia tavo asmeninė savigarba žlugdo savivertį. Tu pritrauki tokius barakudas. Žmonės barakudas. Nu, visi, ne tiek moteris, bet ir vyrų, žinai. Nes tu leidi tai jiem daryti. Teisingai, yra pas mus tokių Lietuvoje. Vilnių pilna irgi yra. Nu, net, juos visus visuomenių programuoja. Nu. Kad jie laimę matytų daiktuose. Nu, tai aš visiems pasakoju iš eilės, kad... Būtų mašina ar ką nors, viskas jau limpa, ne iš karto, pasigera mašina, prie draugį pavaidinti, žinai, koks vaikinas su kokia mašina, nu, žinai, yra pas mus Lietuvoje tokių, tikrai. Visi tokie vos. Taigi, iš kur programavimas eina, iš visuomenių programuoja, vadinasi, kad tu laimę matai mašinai, tu laimę matai geram rūbė, panause. Ne ten laimė yra, visuomenė tave programuoja, kad tu ten laimę matytum, bet taip ir tu būni, va, toks visas nepasitenkinęs, hujovai, kad ir tą mašiną turi, šiai dabar turi pinigų, na, tu laimingesnis, tai tada jų neturėjai tų pinigų. Nikuja, sakau. Tai yra esmė, aš irgi turiu tų pinigų ir laimė, pinigai nėra piniguos, tik tais komfortų, gauni komfortą, aišku, gali nusipirkti kažką, žinai, taip toliau, bet tai... Tu savo gali leisti. Bet esminė laimė ateina iš to, kokie žmonės tave supa ir kaip tu jautiesi prie jų. Tai va, jeigu tave supa tokie žmonės, prie kurių tu jautiesi prastai, kur jie tavo asmeninę savivertę žemina, prie kurių tu, tarkim, ir silpnas jauties, arba tiesiog jie tavęs negerbė, jie peržengia tavo asmeninės taisyklės, jau iš karto... Laimė garuoja. Todėl, ką tau pirmas dalykas reiktų mokymuose, tai kaip žmonėms sakyti taisyklės. Pavyzdžiui, pas mane yra visur taisyklės su žmonėms. Mano žino šeima taisyklės, kurių negali peržengti, nes jeigu jie peržengs, tai mane praras. Mano žino mergina taisyklės, nes jinai yra durys visada atidarytos namų, jinai gali išeiti ir sudėti tam tikrus taisyklės ir patikėk manim, mane supa žmonės, tik kurie mane gerbė ir neperžengia mano asmeninių taisyklių. Tie, kurie peržengia viskas. Ir aš tokių istorijų, va dabar rašau irgi knygą ir jinai surašiau pavyzdžius, kaip net šaukių pamokas vesdavau ir kaip pat pavyzdžiui taisyklės kitą. Mes bijom taisyklės sakyti žmonėm, nes galvom, kad mes juos įžeisim. Bet irgi yra tyrimas įdomus padarytas, kad pavyzdžiui buvo apklausti žmonės, sako, kaip jūs norėtumėt, kad su jumis bendrautų žmonės, tarkim, kad pavyzdžiui, pasakytų, kad yra kažkokia problema. Jie sako, tiesiai šviesiai, kad kuo greičiau sužinočiau, kame yra, kad nekalbėtų žmogus per aplinkui. Bet ką mes dažniausiai kalbam, per aplinkui, malam, šūda, malam, kol galės dainti problemus ir galbūt taip neįžeisim žmogaus. Iškai yra nesąmonė. Sakai, tiesiai šviesiai ir viskas, čia yra geriausias bendravimas, ypatingai vyrui. Tai va tokių cirkų... Jo knyga savo... Ką? Tai aš angliškai rašau, dabar rašau viską. Aš jau užsienį lendu lauk. Tai va... Jau į užsienį rekomendavai? Į užsienį lendu lauk. Nu, video verčiuosi straipsnius, žinai. Nu, čia tavo biznis, ne? Aš jau supratau. Čia mano super biznis. Nu, čia, jo. Čia supranti. Taip visiems atrodo, kad čia, žinai, iš šonų. Nu, ble, čia gal net nepragyventum iš to, žinai.
ar kas? Ne, tikrai. Aš manau, pas tai daug domisi, žmonių, vaikinų. Domisi daug, žinai, į mokymus, tai jie tik tais pribijo ateit, žinai, komentariukus parašinėjai, žinai, po video. Žinai, ten tokie tai. Aš, pavyzdžiui, tai tik bijočiau, žinai, pavyzdžiui, tu filmuotum ir jeigu aš prie kokios merginos, žinai, prieidinėčiau, o tas man tai, žinai, labai sudrebintų man. Labai jau nežinau. Tai zaibės, kad tai sudrebintų. Pavyzdžiui, kol tu neprimsi tokių dalykų gyvenime, kad galit man beleką siūs gyvenime. Didžiausia kančia, galit man pasiūs tokias sąlygas aplinkybės, bet manęs nieks nesustabdys. Tu gali filmuoti su savo didžiausią kamerą ten. Paskui, man poha, aš tą merginą vis tik suviliausi pasimsiu. Pastai, kol nebus tokio paužiūris, tau užteks su mini kamera, bėgius paskui, žinai, jau tu reaguosi į tai. Tai daug dalykų reikia šnekėti, žinai, perkeist mąstymą, žinai, ką padaryti, nenugriaunama. Iš jūsų nesustabdoma gyvenime, eina kiaurai, lipa ten, žodžiu, varo, žinai, per lavonus lipa, bet tikslą pasiekia, žinai. Šis mes esam tikslų siekimų mašinos, bet kai kurios prigesas jau, žinai, kai kurios gerai varo. Tai va, tai esmė, žinai, žmonės, tie tavo draugeliai, po to norės lipti į tavęs, ne dėl tavo babkių, o dėl tavo pasitikėjimo savimi, kurį tu skleisi aplinkui juos. Jie bilėt galvos, eina nahui, tai iš jo gali atimti tą mašiną, gali atimti didžiausius turtus, nukelti jį ten kokią, ten Afriką, žinai, tarp nigerių, bilėt, visiškai tuščia nuoga, be jokių statusi, pažinčių, šeimos, jis trauks visus, nes nieko nebėjau. Reikia jo tokių, reikia daug žinoti, žinai, daug, tik per tavo šitas, kur tavo knygas. Kas, kad tą knygą perskaitysi, kas? Kas pasikeis, kad tu knygą perskaitysi? Nieka nepasikeis? Aš tave turiu pamatyti, supranti. Mes turime eiti į praktiką. Kas tavo gyvenime pasikeitė, kai tu perskaitai kokią knygą? Vis tiek perskaitai, ką nors, vis tiek, ką ne? Galvas, tu perskaitai, nepamenu. Daugiausia keičiasi, kokie žmonės tave supa gyvenime. Pavyzdžiui, tu niekam nepasikeisi, kad ir tas knygas mano skaitysi, bet jeigu aplinkui tave sups lūzeriai, tu perskaitai knygai, gauni motyvacijos, jau eisi, kalbinsi, susitinki su lūzeriu. Gal jam net praneši tą mintį, kad čia galima užkalbėti moterį, gal tas sako, eik, tu debius, tu sako, kad tu čia prisiskaitėjai, žinai, suku nesąmonių. Ką jis padaro? Jis tavo visą motyvaciją numuša. Tu net nepriimi. Spranti. O aš pas mane, kurie ateina, jie išsivalo draugus, aš sakau, ne tik iš Facebook'ų ištrini, tu iš viso gyvenimų ištrini. Ir savo draugų. Tu pas mane neišlaiko egzaminų tie, kurie, supranti, yra priklausomi nuo santykių su žmonėmis, nuo santykių su savo draugais, kabutėse geriausiais, lūzeriai ten, bet yra ne draugai. Nuo tėvų, tėvai irgi dirba samdomus darbus. Tėvas silpna šeimai. Kas ten per tėvai, žinai? Esmė priimi, kai ir, bet nuo jų atsiriboju, šaltas, nebendrauji. Čia ne šūdų malimas yra. Čia mokymai sprendė, kur iš esmės gyvenimą keisti. Vadinasi, paėmė savo 24 metų sukurtą šūdą, blėt, kurį instaliavo tai visuomenė, keiti į alfa vyrų programavimą, tai žmogaus, kuris nieko nebijo. Eina kiaurai, supranti. Nieko nebijo, nei žmonės prarast, gali likti be darbo, gali tu į Afriką numesti, sakau, tarp nigerių, supranti. Jis ten išsisuks ir ten, kai sakant, gamta arba tave suvalgo, arba tu jo išgyveni, tai va čia išgyventų, žinai, padarai. Ir kai tu tada nebijai, tai pavyzdžiui, aš irgi gyvenu paprastam bute. Neturiu mašinos. Majausi nereikia. Aš nuėjau su draugiai į restoraną, žiūri visi kurva lenda į šikną, nueini. Labą dieną, ko norėtumėt? Prašom. Kad tik babkių iš tavęs išmel, supranti? Babkių, žinai, aš sėdžiu čia, užsidėjau sunukus, draugis šalia sėdi. Man čia nepatinka būt, nežinau, kad jie tik babkių iš manęs nori pasakyti, mane lopą darys, supranti, kad aš vežčiau panas į restoranus, dovanaučiau gėlės, iš paskų, lakstyčiau. Jo, supranti, nes tada biznį iš tavęs daro visuomenė, nes kai tave padaro nelaimingą. Supranti, jie nieko negali parduoti žmogui, kuris yra laimingas, pasitikinti savimi. Tai tam, kad jie parduotų mašinas, gėrimus, automobilius, dovanas, kurias tu perki moteriai, jie turi tave padaryti nevykėlį, nepasitikinti savimi. Taip jie tavyje suformuoja.
netikrą pasitikėjimą savimi. Ir apie tai, ką aš čia šneku, supranti, mokymuose, nešnekės niekur. Nes jeigu čia pradėtų, supranti, šnekėti, čia pradėtų vyrai garsiau šnekėti aplinkuose, dominuoti. Moterys eitų už protų, bet, supranti, gautųsi vis tiek čia, žinai, nu, esmė. Nieks nieko nepirktų, visa industrija, restoranų, į apačią, mašinų verslas, į apačią. Kristų, žinai, ne kad visai dingtų, bet kristų, žinai, daiktų, viskas. Na, vyrui pirktą. Aš ant moterių per savo 5 metus išleidau iki 200 litų gal, aš nežinau, ar tik iš visų skaičiuosi, per 5 metus. Iki 200 litų, bet suviliojau turbūt tie, kurie išleido kokį 100 000 litų kartu sudėjus daugiau. Supranti, esmė tai yra, visiškai yra ne taip einama, nu, visuomenė. Aš suprantu, dėl ko visuomenė taip jūs programuoja. Nu, taip, žinai, tai geras biznis eina, spranti. Kas turi savo biznis, kas... Matai, juokinga, blėt, užsideda bemba, tą supistą bemba, 5 savo Facebook'ų profilių, kurą. Ir galvoja, blėt, bemba nusipirksi, tavo mažutės lips pas mane. Kurą tu suprogramuoti visiškai. Pavyzdžiui, tu jam rodai žmogų, kuris turi tą bembą. Nėra tų panų, naudojas, pavyzdžiui, pasakoja. Į degalinę atvažiavo čiuvas su tuo bembu ten. Žodžiu, pana išlipo, jis nori paną bučiuot, pana nesileidžia bučiuot. Tada jis įlipa, mašinai bando ją apsikabėti, jinai būna surūgus. Jis iš vis savęs negerbė. Mano pana tai pasielgtų su manimi, čia kažką kaprizus varinėtų, rytoj būtų į vietą padėta. Jan jau šiką deda, ale. Jis karo vežioja ją ten. Man yra žiauru, žinai, bet tai ką, konkurencija, žinai, mažesnė, žinai, fainai. Tai va, tokio, dabar seminariuką vėsiu, tai blėt papaskusiu, kurio vaizdų, tai ten. Galiai schemra, blėt, prisižiūrėk. Tai va, supranti, esmė yra, tu renkės vienas iš dviejų, ar tu nori daiktais panu vėliot, žinai, ar tu nori savybėm, žinai. Ir ne panai, žinai, žmonės, visus viską. Pavyzdžiui, gerai, jeigu aš, pavyzdžiui, nebaigęs, aš baigęs 9 klasės ir taip, ir toliau, vat, ne jau mokytis, toliau dirbti. Blėt, bet tu dirbai, tu pažiūrėk, tu maladėt esi. Ką šūlį daro? Šūliais pagrindinis tikslas yra sukurt problemą ir parduoti sprendimą. Tu gerai, ką laiku ten išėjai. Aš, pavyzdžiui, savo vaiką iš viso gerai pagalausiu leisti į šūlę. Ten aš leisiu, kad tik išmoktų kalbą, skaičiuot, apie pasaulį sužinotų, gal net privačius mokytus pasamdysiu. Kad nesimaltų. Ten tokia huinė yra visiškai, kad tu išėjai, tu išvarėjai dirbti nuo 18 metų, ne? Kaip ten sakė? Jo. Nu, super. Ant savęs pradėjai vietą, ant savo šiknus. Va taip reikia laikas, būtų. Čia, man tai čia, žinai, viskas. Čia, kad tu nebaigai, tai čia... Mes, klausyk, kaip mes, kaip tu pasakyti, būtas yra 4 kambarių pas mus, ja? Bet jis yra vienos tėtos, mano tėtos ir močiutės ir mamos kartu, karočią, tas būtas, žinai. Ir aš kambarį savo, turiu kambarį savo, viskas. Ir pavyzdžiui, visus daiktus, ten, drabužius, ten, ką nors, mama man pirkdavo, bet tėvas buvo tik, aš apie tėvą galiu pasakyti, jis buvo, kaip tu pasakyti, gėrė labai daug. Tai su mama įsiskyrė, tėvas dabar Vokietijai dirba, įsiskyrė. Karočią, mama nenori su jo būti, nes jis, daug pridarė, bėdų, karočią, sudaužė mašiną, dar tam, į pinigus, į banką pakliuvo, karočią, tai didėts. Siaubas ten, karočią, net negaliu daug karus. Pavyzdžiui, ką aš pasiekęs, esu per šitos, kiek aš esu dirbęs, viską, ką aš nusipirkau savo, ne, telefoną, ten, mašiną turėjau gavus, viską aš ant savo, dirbdamus. Ant savęs. Ir aš dirbau viską. A ne kaip kitiem, žinai, būna, tėvai ten, kurie prie pinigų, nuperka mašiną, imtau namą, imtau mašiną. Aš viską pats. Va. Ir viskas, supranti, taip. Ir yra gerai, žinai. Geriausia taip pačiam. Ką, jeigu tau duos, tu lengvai viską gauni, supranti. Tas yra, kažkaip tai, žinai, blogai tai yra. Lengvai gauni ir... Kai tėvai yra prie pinigų tavo, ar nors tau dirbti nereikia, tas irgi gerai šiaip. Kas tai gerai? Tėvai praranda darbą, supranti, ką tada tu darai?
Kaip suprast? Nu, tėvai praranda darbus, nebegauni iš jų babkių. Nu, tu šnekė apie tuos, žinai, kad, tipo, tiem gerai, žinai, kas tėvai. Aš ten šneku, kurie ten, nu, kurie jų tėvai ten labai jau prie pinigų. Viskas yra laikina. Šiam pasauliu taip viskas keičiasi, kad tu tą darbą, kurį dabar turi, tu jau rytoj gali nebeturėti. Taip jau rinka keičiasi, supranti, ir išgyvena tik stipriausia. Tai, na, aš tai iš viso, žinai, kol neturi savo biznių kokių, tai ten su tais darbais, tai, žinai, nežinai, kada jau atsidursi be darbo. Tai, bet grįžtam prie tave žodžių. Esmė yra tokia. Kas yra? Pas man dar, nu, dar vieną dalyką pasakyti. Pas man yra, koks mano ūgis, 1,70 m, ne? Dar yra viena bėda, kad esu, nu, kūdas, žinai. O tas man yra, nu, blogai. Seni, tu nesi nei žemas, nei kūdas, tu esi psichologiškai silpnas. Dėl to, tu, kaip Robbie Williamsas dabar, netapo žvaigždė, tu žinai jų ūgį. 1,67, man atrodo. Kažkas tokio. Nu, kaip Deivis Lietuvos atlikėjas. Bet man patinka, kurie, pavyzdžiui, sportiški ir ten kaip, nu, gerai atrodantis, karočiui. Nu, kaip tu paaiškiai. Apie panasą nešnekant. Ar panom patinka tokie? Ar panom patinka tokie? Kokie? Ta prasme, koks tavo klausimas yra? Mano klausimas, pavyzdžiui, yra kūdas vaikinas, ne? Nu, toks. Nu, kūdas, nei normalus, nei kūdas, karočiui, tai jo. Nei nieko nėra, nei raumenukų, nei, karočiui, nei nieko, žinai. Ir yra sportiškas, nu, į kokį merginą žiūrėsi sportišką. Ne, nu tai čia, blėt, nereik būti, žinai, filosofo, žinai, psichologų geru, ką pasakyti, žinai. Bet aš tau pasakysiu vieną dalyką, žinai, kad mergina glausis prie to, prie kurio jinai jaus emocinį ir fizinį saugumą. Fizinį saugumą jinai iškart geriau jaus prie to užsikačelinusi, bet nereiškia, kad emocinį saugumą prie to jaus. Supranti, tas kūdas žemas, jis gali būti toks kieta psichologiškai, kad už jį stovės tie prisikačelinė. Jis juos valdys. Dažniausiai alfa vyrai būna maži. Dažniausiai alfa vyrai būna maži, bet ant tiek suktus protingi, kad jiems dirba spintos. 2 ant 2. Va dirba. Ir jeigu kažkas prie to prilenda, supranti, jis turi knygom, supranti, stogą, žinai, kas ten nugesins juos. Tai yra apsupę save stipriai žmonėms, žinai, ir jis tą saugumą yra sukūręs. Jis, kadangi yra pratimus daro mes mokymuose. Pavyzdžiui, aš sakau, va, dabar žemės drebėjimas įvyksta, viskas netenki namų, nieko, kaip elgėsi kas. Tave dabar eini namo, užpuola iš karto, kaip elgėsi iš karto, ką darai. Va toks, paruoš žmogų, kad jis nieko nebijotų, va, esmė yra, žinai. Jis vaikštų be balionėlių, be peilių, be nieko. Čiuvakai, galvojas prandi, kai jis apsigins, tu sakau, nichuja tu neapsiginsi, žinai. Nu, sakau, tai supyzint, žinai, kad tu ligūniai gulėsi, žinai, arba tu iš vis pakrašai pauk, nes jau čia tiek tų istorijų Lietuvai, sudegino mašinų, taip toliau. Tai va, esmė yra toks, tu gali va būt, kaip sakau, kūdas, gali būti žemas, ane, tavo atvejs, ane. Bet, blėt, žinai, tokia žinias turėsi, žinai, kad tu saugus būsi, žinai. Ne, esmė yra fiziniuose duomenyse, esmė yra kas galvoja. Yra pas tave. Nu jo. Nu, fizinius duomenis gali pakeisti juos. Čia visiškai kompleksas kvailas. Pas tai kompleksas visiškai durnas, kad šūliai tik baigiau kelias klases, žinai. Nu, matai, aš norėjau ten pasityrauti dėl šitą, ką tu manai apie tai. Šneki lietuviškai gerai, rusiškai mokė, aišku, nejaučiu, nes grigiškis ten. Да, по-русски умеем хорошо. Nu va, tu gali baltarusės kabint, nu kas reikalinga mokymuose ir rusiškai šnekėti, angliškai mokė. Angliškai ne. Tai vokiškai tada mokė, ne? Ne, vokiškai irgi. Nu, aš Vokietijai dirbu rusų įmonėje, žinai, tai aš rusų gerai moku. Nu tai va, tai žodžiu, jūs atvaro iš Baltarusijos, pavyzdžiui, Akropolį apsiprekinti arba po centrą apsistoja viešbučiuose. Ten, supranti, atvažiuoja jūs čia kaip ir apsiprekinti ir gerai praleis laiką. Tai va tau rusų kalba, žinai, super. Tu galėtum prasilaužti, žinai, ant to. Nu, tik matai, kaip tu galvoji, tu vat sakai, nu, apie stilių irgi ten yra, supranti, jeigu stilių pakeiti ten, nu, kad gerai atrodyt, kad, nu, apie tai irgi yra, nu. Nu, tu matau nelabai matęs tų videosi, mano, kur yra mokiniai sudėti. Aš visą laik stilių keičiu. Aš su taim neįsiu, kai pas tave iš nūsės plaukai išlindi. Ką? Aš su taim neįsiu į gatvę kalbint per mergų, jeigu pas tave iš nūsės plaukai išlindi. Supranti? Supranti? Stilių mes pakeisim. Supranti, kas yra?
Yra žiauriai iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš iš visų vieną dalyką, kas pratau gyvenime, nu, čia buvo viena mano pažįstamai. Pasakė jam, tu sako, tu nieko neparduosi žmogau. Tu sako, tu apsirengęs, tai. Tai sako, tu kažkokios nelaikydama, sako, tu tai nieks netikės. Niekas iš tais nepirks, tu nerodai, tu nekeli pasitikėjimų. Pakeisk stilių, eik pas stilistą, investuok į stilių. Jis taip ir padarė, nuėjo. Jau pardavimai šauktelį 10 kartų. Kad pakeiti stilių. O. Pradė, tave sutinka žmonės visą laik paliai išvaizdą. Jeigu sutinka, kai šūda, žinai, nu tai blėtai, tu turi ten 10 ratų šnekėti, žinai, kad galop jisai įstikinu, kad esi maladėt, žinai. Tai, žinai, irgi su vienu mokiniu, nu, ruošiamės eiti į praktiką, blėt, koridoriai pamačiau, kai iš nusės plaukai kyšo. Nusėdžiau, supranti, prie veidrodžio, sakau, blėt, tai įsivaizduoksi, ką prie panos prieimimą, tai. Aš įsivaizduoju, jeigu tai tu supranti, tai čia stilius kas be ko yra, supranti. Esmė yra tokia, nėra video rezultatų po mokymų, tu atsimi pinigus. Visus, ką padarai. Bet aš tau video paleidžiu, sakau, žiūrėk. Matai, koks tu buvai pradžiai. Ir kokį mes tai padarėm. Aš pagal tavo bendrajam, irgi viskas. Taigi yragi mokinių, kurie vat irgi tokie, gal kaip ir aš buvau, draugų atsisakė tam. Nu, karočiui, kad kažką tai pakeis tavyje ir kad stengtis ir viską bandyti. Ir viską, žinai. Nu va, tai va, žodžiu, tai tu galvokės, sakau, kokių pas tavį yra neaiškių vietų, kas tave blaško, atvažiuot, trukdo, yra neaišku į konsultaciją. Į konsultaciją? Kaip? Ko tu bijai dėl šitų mokymų? Kas galvoja gali nepavykti? Ne, bijau dėl tų filmavimų, žinai, žinai, kad bini. Nu, yra du variantai, ta prasme, tu gali nesifilmuot, bet tai moki didesnę kainą daug. Arba tu gali filmuoti, žinai. Čia viskas nuo tais priklauso. Tai ką aš tau galiu tokių pasakyti dalykų. Kadangi žmonės nesifilmuoja dėl to, kad kaip atrodys prieš kitų žmonių akis, kad lankė tokius mokymus. Bet tokie ir niekad netampa tikri alfa vyrai, nes jie pastato bet kurio žmogaus nuomonę aukščiau savosios. Ir ta jų nuomonė kitų žmonių kontroliuoja jų gyvenimą. Pavyzdžiui, dabar, ne? Man čia paaiškintų kas nors, kad aš kokiuose mokymuose buvau, žinai, tenais nuvykęs, kad į kokią balas braidžiau kariniai, ne kariniai, nu, davai tegu būna, kas moterų viliojama tegu mokymą irgi, nu, kažkur nainu, ten, tarkim, pasimokinti, dabar man, žinai, ateina kas nors, pavyzdžiui, ten giminiai, susėdam prie stalo, žinai, atsistoja vienas ir sako, ten dėdis, tu, Aridai, girdėjau, ten buvo kažkokiuose mokymuose, žinai, taip, toliau, žinai, kaip ten sekės tas moteris, žinai, vėliaus, kaip ką, žinai. Tu savo sakyčiau, tu su vėliau nei vienu, žinai. Ta galvoju, sakysi, tau paskambint reikėjo, žinai, paklaus, kaip reikia moterį vėliau. Taigi, kaip ponas Algimantą reikia vėliau moterį? Duok 3 patarimus. Vienas klas. Bet jis taip pasielgdamas, aš humoru viską priimsiu, nugesinsiu te prie stalo jį visiškai, į kitokiuose parodysiu, kai jis yra aplamaniku vertas žmogus, bet esmė yra tokia, kad jis niekada netaps mano žmogus, kuris galėtų būti mano rate. Aš saugumą, kuriu savyje auga resursai pas mane, pažinčių, tai yra... Tai resursas, kad pinigai, pažintys, perspektyva, tikslai, nu, viską, ką tu turi žodžiu. Jam tam dėdžių reikės manęs ateityje. Aš žudu stabal 100%. Bet supranti, kai jis tada kreipsis, aš sakysiu, o tu atsimeni, kai tu prie stalų bandėjai mane patraukti per dantį, ne? Bandėjai nepatraukti, važiuok, aš tą patrauksiu. Nu, tai kodėl nesugebė pats dabar to padaryti? Aš tada jį patrauksiu. Man patinka turėti priešų gyvenime. Nes jeigu tu neturi priešų gyvenime, kur tavo energija viduj? Tau šilta, smagu gyventi, kas tai stums į priekį? Kur ta kovinga, karinga energija tavie yra? Kur? Jeigu tu priešų neturi gyvenime, tu turi turėti priešų. Čia yra mano ideologija, mano mąstymas. Bet jis veikia pizdėts. Tokia ta energija keliais, tu tokia energija viską darai. Niekas tai nestabdys. Visą laiką aš priešų visą laiką turiu. Ir turėsi to rasminės, man tai tinka, žinai, ir būtent tada va tu save gerbi ir
Fanai geniau, kada tu stengi su visai sutart. Tai pusė tau šik ant galvos būna, ką aš pastebėjau su žmonėmis. Jo, jeigu iš tikrųjų būna, tai tikrai. Ir tie, kurie neturi priešo savėjo, kurie ten šiltai gėri, eik, ten žiūri filmus per dieną, žinai. Sako, blėt, norėčiau tą padaryti, na, žinai. Kartais, kai subiniai dega arba šiaip, žinai, kai nori kažkam kažką įrodyti, va, tai yra energija. Pykčių pasiėmi, pykčio energija. Va, kas yra. Tai, žinai, man tai iš visų ten, aš nežinau, gali belekas ką sakyti, žinai. Kažkam gali. Bet aš pavyzdžiui, esu draugiai, žinai, nu. Man per Facebooką patiko, kai ten prie tos prieėjai, Akropolį ar kur ten, kur jinai ten pasištikštėjo ar kažką nesupratau. Tai ten tų video, žinai, visų tai yra, ne? Nu, man tai ten juokas, pavyzdžiui. Tu kažką ten paskui pasidažy, kažką tai kažką, aš tau, blėt, pasidažy. Bet ten man tai patiko, gerai. Sarandi, turim mokintis nepatik žmonėm. Visą laiką norim patik žmonėm, reikia išmokti nepatik žmonėm, o čia ir menas. O kai šitą išmokti, tai išsivalai, aš sakyčiau, žinai, daug geriau. Tai va, gerai. Ten video prižiūrėjau tavo, tai tu gerai, ten tu Micolkas gerai. Nu tai let's make the deal, atvaryk į mokymus, ką tu čia? Ten aš pat, ir prie tokių, žinai, nebijai prie, tokios zaibys, gražios mergos ir nebijai prie, net čia pirizdėt. Drąsos reikia tikrai daug turėti, kad prieiti prie tokių gražių panelių. Tai va, tavo gyvenimo pasikeitimas yra už kiek čia Grigiškis, yra už kilometrų gal kokią, ne? Už 2. Kur tu randės? Aš Žirmūnuose randu. Tai... Nu. Čia. Prie centro kažkur, ne? Ne, jie nuo Grigiškių kokie bus 2 gal kilai, žinai. Jie yra prie, tarkim, Oza, žinai, Oza, prekybos centrą. Žinau. Nu, tai va. Jo, rodo, žinau. Nu, Žirmūnų 102 įsivėsi. Kartais ne prie... Ką tu gali padaryti? Tu gali neidaba mokymus. Tačiau aš dabar vėsiu seminarą ir visą laiką po seminaro vyrų būna, kurie užsirašo į mokymus. Visai spalio 20 dieną tas seminaras. Matai, pas mokas ar yra bėda kokia. Yra bėda tame, kad aš po 2 mėnesių išvažiuoju iš Lietuvos. Seni, per 2 mėnesius gali piramidę pastatyti Egipte. Aš tą rimtai sakau. Nu, ta prasme, tai tau visų nereiks tų galbūt mokymų. Tu turi nuspręs, ko to reiks. Aš tiesiog tau sakau, kas pas mane ir per situaciją. Kaip aš tave galiu priimti. Aš noriu, kad tu, pavyzdžiui, gal tau tikrai reikia pamatyti mane, pašnekėti, tu pats jau suprastum, ko man reikia, supranti. Man atrodo, taip yra, ar ne taip? Nu, galim, tarkim, tyrimą nuvažiuoti padaryti. Tavo per valandą reikia užkalbinti, kiek tu ten nori moterų ir aš pažeisiu, žinai, kur yra problemos. Mini egzaminą. Baisu būtų. Blet, baisu, seni. Tau gyvenimas praeis vienai par kitaip. Klausimas, tik kaip tu jį nugyvensi. Nu, tu gali nieko neveikti. Jau daryti, žinai, jau kiek jau galima, 24 metų. Aš tau tą knygutę galiu atsiųsti, tu gali skaityti, žinai. Klausimas, kas iš to? Bet iš knygutės nėra tolko, ja? Kiek tu gyvenime iš knygučių ką išmokai? Ką aš išmokai? Tai nieko neišmokai. Visi nieko neišmokai, supranti. Supranti. Tu, blėt, gali 10 knygučių perskaityti, kaip suviliot moterį, nu. Tai nieko nepavyks, ne? Bandyk, žinai, gal tau pavyks. Tai va, esmė, žinai, yra tokia. Tu, jeigu ten ne 1,5 mėnesio būsi, per 1,5 mėnesio va galima padaryti, nes mes į savaitę susitinkam 2 kartus. Ir būna visų 3 susitikimai, kad tu baigtum 1 etapą. Tai vadinas 3 savaičių užtenka. Susiduoji? Šakės, aš kaip... Su namų darbais. Tu namuose dirbsi tau. Namų darbai būna 7 moteris per dieną užkalbinti. Priklauso, kokio nori procentų. Vieni nori, sako, nu tai kiek nori gauti numerių, kai kalbini 10 moterų. Sako, aš noriu 7 numerius iš 10 gauti. Tau 10 moterų per dieną kalbinti. Kitas nori... Kokie... O buvo tokių šitai iškart, kurie buvo pakabindavo, ar ne? Ar buvo atstumti? Buvo tokių? Kurie iškart pakabindavo? Jo. Buvo per pirmą pamoką, kurie iškart gaudo rezultatus. Ir viskas priklauso nuo to, yra koks tavo vidinis mąstymas, kurį tu atsineši iš savo šeimos. Nu, tu ateini pas mane, supranti, jau viduje turėdamas nuostatas, pavyzdžiui,
nuostata, negali prieiti prie karštos merginos. Mes apkeičiam į tai, kad kodėl aš visuomet prieinu prie karštų moterų. Užsiduoti savo klausimą, dėl to, kad aš savim pasitikiu, dėl to, kad žinau, kaip pokalbį pradėti vystyti, žinau, kas jas traukia. O aš, matai, aš priečiau prie merginos ir net nežinočiau, ką šnekėti. Tai žinai, žinių trūksta esmė. Gali būti, kad žinių trūksta. Aišku, trūksta žinių, kaipgi tą. Ką aš pasakysiu, labas, kaip. Labas, gal norėtum susipažinti? Ne taip, man atrodo, pokalbis prasidėjo. Ar taip? Nesmė, kaip tu ten sakai, prie esmė yra kūnų kalba, žinai, bet tau nelabai dašunta, kas ta kūnų kalba esmė, žinai. Tame esmė, nes aš galiu tau tiesą pasakyti, aš iš viso, nepriidinėjau prie merginų, tik per internetą pažindau, viską. Nes nėra pas mane tiesiog. Internete turi 7% komunikacijos, tu siunti tik žodžius. Pavyzdžiui, dabar, aš sakau, aš esu pats geriausias pasaulio viliotojas. Niekas netikės pagal tokį balsų toną, kad esi geriausias pasaulyje viliotojas. O sakau, nėra moters, kuri man atsispirtų. Daug labiau tikės. Bet tada pridėsi mano kūnų kalbą. O dėl to aš įmėgstu gyvą bendravimą. Nes tai yra blogiukų kūnų kalba. Plius Jameso Bondo lėtai dominuojant. O tokia lėta, labai stiprių akių kontaktą su lėtimais. O tada eina moterys iš proto. Ir tada supranti ir gaunas pasieki, kai aš atidėksiu tave kūnų kalbą, kaip tu sėdi. Matai, tu Skype'o nuotraukai sėdi su kryžiavęs rankas, palinkęs į mane. Mano vertė tavo atžvilgiu yra aukštesnė. Tavo žemesnė, čia kažkoks vienas sėdi už stalo, vargšas. Toks įspūdis yra. Bet mes padarysime atvirkščiai, kad tu mano vertė, kuri žiūri, tą moteris įsivaizduokim per ekraną, turėtų žemesnę vertę. Ir padarysim, kad jai reikia tavęs. tą patrauklumą atskleisim. Kūnų kalba, žinai, kaip tu sėdi, kaip tu žiūri, kaip tu eini, kaip tu kalbi, kaip tu žodžius dėlioji. Pavyzdžiui, turėdamas tik 50 žodžių žodyną, tu darysi tik tais įtaką kokiam tik marazam, jeigu komunikuoji marazų žodynu. Tačiau jeigu žodyną išplėsi, turėsi 500 žodžių, tai akurat, ką darysi ne tik marazam įtaką, bet darysi ir normaliems žmonėm, ir verslininkam, ir kokiam tikintiem. Bet ką, žinai, žodžius reikia plėsti žodyną. Aš labai stengiuosi, kad praplėstų mokiniai žodyną. Balso toną. Aš kaip pažiūrėjau viskas, kad, pavyzdžiui, ką nors nori naudingos informacijos apie tai, žinai, apie viską, kaip įduot merginas ir kaip su jom kalbėti, ką kalbėti ir kaip, viskas kainuoja. Dabar šiais laikais nieko nemokama nėra. O kad informacijos pasisiūs, kaip suviliot moterį? Tai viskas kainuoja. Ne, tai tu ten gali ras kokių nemokamai, supranti, ten. Bet ten nesąmonė. Esmė, žinai, yra tokia, kad tu, tarkim, parsisinti kažką, tu peržiūri, tada tu, žinai, bandai taikyti, žinai. Nesigauna vienas, ten antras, trečias, galvoju, nahui, čia jis nesąmonę surašęs, lauk. O jis surašė sąmonę, bet tam žmogui, kuris rašo, jis tik parašo žodžius. Jam neina parodyti gyvų pavyzdžių, supranti? Neina parodyti, jis norėtų nueiti su taim kartu į lauką parodyti, kaip čia reikia daryti, bet iš knygos jis negali tai padaryti, dėl to ir problemos čia. Knygos geriausiai, žinai, romanai visokie, bet su ta viliojimu, žinai, neįtin jau gerai išmokti. Dabar, pavyzdžiui, yra tas, tarkim, tu gali pirkti knygą, gali pirkti kokį DVD, tu išleisi kokius 700 litų, tarkim. Bet tu būsi vienas, tu neturi žmogaus šalia, neturi pavyzdžių, bet tu gali išleisti štuką 700 litų, tu turi pavyzdį ir dar turi 6 pamokas. Ir plus dar tavo, jeigu būsi geras mokytas, atrakina tą DVD. Tu dar namuose turi, ir dar nusinčia tau knygą, jeigu tau tą reikia namuose ten skaityti, aš jau padarau. Ir tu turi 6 pamokas. Praaiškai, nėra geresnių būdų išmokti, kai mokymai. Turi norą turėti, ne? Jo, norą turėti, supranti, tu turi tikėti, kad tu gali išmokti, žinai. Tikėti, žinai. Ta prasme, supranti, mes galim įdėti tave tą norą, tu atvarai pas mane, mes išeinam šiaip į gatvę, pasivaikščioti. Pamatau moterį, aš prieinu, parodo tau. Gal numerį, tu pats pamatai savo akim, liežuvis iki žemės išvirsta, žinai. Dulkės užšluoja į burną, žinai. Žinių naujus užšluoja į burną, žinai. Ne, kaip kitais randi. Aš mačiau. Seniai, žinai, esmė yra tokia, kad
Tu gali rinkti, žinai, sakau, pas mane tai, žinai, po seminaro tų mokinių padaugės. Ir esmė spalio 10 aš jį darysiu. Ir po seminaro visą laiką atsiranda vienas kitas mokinys. Ir automatiškai, kuo daugiau dėlsia žmogus, tarkim, eiti į mokymus, tuo ta mano kaina, kaip jisai kreipsis, bus didesnis. Tarkim, tu dabar ten moki štuką 800 už vieną etapą, kai tu kreipsis, bus 3 štukiais už tą etapą. 4 štukiais, supranti. Čia supranti, aš nesitsaskinu, žinai. Dėl to keliu, kad jeigu žmonių daugiau kreipiasi, ne, taigi aš 10 neišmokinsiu. Kad aš kokybiškai mokinčiau, aš turiu turėti tik 3 mokinius. Vienu metu. Nes 2 gali priimti maksimaliai savaitgaliais iš kitų miestų, o visi kiti lieka Vilniuje. Tu atvažiuoji iš kitų miestų? Nu, turi apsistot pas mane kambarį. Einam į pasimatymus, Aš filmuoju pasimatymus jų, jo, antras etapas pasimatymai yra. Filmuojam pasimatymus, jie pasideda mutais pas mane į šitą kambarį. Čia tokių cirkų būda, kad geriausia lyja parke, sėdi su tą moteriam parke, lyja, pradėjo lyti, sitraukė skėti, išsiskleidi, įpilį termos arbatos, davė atsigert. Aš filmuoju, įsiskleidė skėti, toliau nuo jų, šlapia ant rudeninių lapų lyja lietus ir priartinau su kamera ir jie pradeda bučiuotis. Kaip romantiška. Puskeičiai, ruduo, lyja lietutis, bučiuojas mokinys su moterimi. Ir nutraukė svarbiausia pats pirmas bučiavimą. Kelių metų pas tai, būna vaikinai ten. Nuo kelių iki kelių? Nuo kiek iki kiek metų? Jo, nuo kelių. Geriausias man kategorija yra nuo 24 iki 30. Čia geriausia? Jo, man geriausia kategorija. Todėl, kad kuo jaunesnis, tuo mažiau atsakomybės turi, sunkių nesklandumų būna. Kuo žmogus atsakingesnis, dažniausiai vyresni yra atsakingi žmonės, tuo smagiau dirbti, žinai, yra. Nes, blėt, žinai, jeigu aš tik vienas dėsiu pasangas, kad tu pasikeistum, tai čia vieną gausias. Bet jeigu mes kartu dirbam, padarom tavo B tašką, nes tu esi dabar A taške, va sėdi, blėt, negali prie moters prieiti, negali gauti kontaktų, pritrauki barakudas tik savo gyvenime, blėt, neturi taisyklių savo gyvenime. Nesugebė. Matai, yra galima ten į Vilnių nuvažiuoti kokią, kurį užpinį, bet tai kam tokia, žinai? Nu jo, žinai, gali naurytą kekšę pasimėti. Nu. Kekšį ir kekšį. Pinigų yra, bet tai tolkas iš to. Koks tolkas iš tos kekšės? Matai, tavo asmeninis vertės tai nepadidins kekšį. Nu, nebent padidins tai, kad sekse biški tapsi geresnis. Nu, čiut, žinai, jeigu ten gerai, varysi, žinai, ir taip, ir anaip, žinai, ir prie sienos, ir ant stalo, žinai, ir po stalo. Jo, ir mane, jo, ir laukia, ir ant kapoto, žinai. Nu, štai, blėt, vis tiek kūrybą padidinti, žinai, negali sakyti, vis geriau nei namuose įdėti. Jo, bet, pavyzdžiui, atsimenu, aš irgi pasiviliojo moterį, jinai išėjo, pažiūrėjo pro balkoną į sningančius medžius, tada Liat sako, blėt, aš viską galiu gyvenime. Nu, vat šitas jausmas yra, žinai. Ir kai tu jį turi, blėt, žinai, nu, stumė žiauriai į priekį daryti viską gyvenime. Tikrai, man labai pridėjo pasitikėjimas savimi būtent per moteris. Vat įdomiai, žinai, per moteris. Tu suviliojo moterį, gauni pasitikėjimus savimi, pritraukiu gerus draugus irgi pasitikėjimą jauti savimi. Ir super, žinai. Tai va, tai dabar irgi. Pas tai, kas ateina, kas pinigų turi, teisingai, aš taip manau. Jo, aišku. Kas turi, užsidirbė iš užsienio. Negali sau leisti. Jie nori, bet jie negali sau leisti to. Mokytis. Nu, tai aišku, va, tokiu. Mokytis ir gauti prie... Knygą perka tas, kas turi, kas skaičiuoja nuo mėnesių galo iki mėnesių galo, už ką išsimaitin, kaip sąskaitas užsimokėti, tada tam žmogeliui nieko nebelieka, kaip už 50 litų nusipirktą mano knygą. Dabar yra dar kita kategorija. Yra kategorija tų, kurie perka, tarkim, ne, viskas, tai lieka knygos, viskas. Toliau yra kita kategorija žmonės, kurie nesuka galvos, ką kitą mėnesį valgys. Tarakonus ar normalų vaistą. Tai todėl šie suratys savo gali leisti atvažiuoti ir aš jiem pridedu ir savo DVD. Būtent aš esu sufilmavęs DVD, kurie man leidžia, yra pagalbininkai išmokinti žmogų. Aš juos atrakinu, kad žmogus namuose žiūrėtų. Aišku, gali atskirai juos nusipirkti, bet
Bet, žinai, tada būtent tu, kai perki profesionalų fotoaparatą, jeigu tave neišmokina su juo naudotis, tuo profesionalų aparatą, tai... Tu ten ir fotografuoji, jo, foto darai. Jo, aš viską filmuoju. Fotografuoju, tai kai ateina žmogus prieš ir po... Nu, tau tai, ne, žodžiu, tau tai, blėt, iš viso, tos nuotraukus ir video, to net jau nenori matyti, ne, aš kaip suprantu. Kokios? Nu, to, žodžiu. Nu, net ką pagalvos tavo tėva, supranti, kas yra. Tu po pasikeitimų savo DVD diską nuneši savo tetai, su kuria ten gyveni tam bute. Jo, šiaip dar, žinai, ir po Delfi paleisiu, po Alfa LT visur tai paleisiu. Kad tau kuo daugiau tai apkalbinėtų žmonių, juokauju. Bet čia reiktų. Šiaip kiti tai tik nori, žinau, atvažiuoja pas mane, sako, davai, žinai, užviešink mane, kad tik kažkaip tik nori, žinai, kad pradėti apkalbinėti. Ypatingai tie, kas universitete dar būna. Sako, aš noriu išmokti nekreipti dėmesį į žmonių nuomonę, sako, nes aš žinau, jeigu aš visą gyvenimą kreipsiu į juos dėmesį, tai, nu, aš nieko nepasieksiu. Davai, sako, padarom. Sakau, dabar tai eisi tikrai tik prie 10-tukų. Sakau, 11-tukai, tokie mūtrys, nu ten jau iš visų, žinai. Sakau, nu ir taip sukelsi pavydą savo tiem grupiokam. Ar tai kitiems, žinai, kad reikia taip durės pažemint, kad tu vėl atsidurtum prie jų lygių, žinai. Davai darom, žinai. Jau kad vėl būtum. Po to man skambina, sako, Airinai, blėt, žinai, sako, norėčiau, kad išimtum tos video, sako. Eik, tu, sako, žinai, nu aš negavau, sako, jie pradės taip šnekėti, stumt. Jau žinau, tada žmogus sudvėjuoja. Na, bet aš biškai pašneku, žinai, tai ir nieko neišmam. Tai žodžiu, būda, tai cirkai čia, dar valiai, žodžiu. Nu, pastai linksma, tikrai. Tai būna, nu. Baris tame, kad yra ką daryti, žinai, turi užsiėmimą, nu, kažką tai bandyti, mokytis. Misija turi kiekvienas vyras turėti savo gyvenime. Negali tikslas būti moteris jau gyvenime. Moteris negali būti tikslas vyrų gyvenime. Jeigu jinai yra, tai vadinasi, tam vyrui tikrai nesiseks, garantuoju, gyvenime. Nu, šitas jau tikrai. Nu, kad aš savo biznį turėsiu, tai tikrai čia turbūt neišeis to. Geriausia yra mokėjimas skirti dėmesio, žinai, tik į šeimą, tik į verslą, žinai. Nu, jo. Būtų, žinai, santykius, nu, čia tos pasakoju dalykus. Tai va, nu, esmė sakau, spalio 10 dieną vedu seminarą, po to padaugės mokinių, tai tau sunkiau mane bus pasiekti. Bet iki to laiko, jeigu iki spalio 20 dienos atvažiuodamas mane, tai iškart, aš tave užrašau ir tau yra paskirtos dienos. Jo, šitą mėnesį, šią savaitę, nu. Iškart tave užrašau jau, žinai. Jo, čia greitai. Pas mane lėtai nebūna, žmogus turi problemą, tai sprendžiam, žinai, iš karto. Kad, žinai. Ką pas man tame... Žiūrėk, esmė, kas tave supa iš pasirinkimo, ne? Yra galimų, ką aš tau galiu pasakyti. Yra Veilandas LT, žinai? Veiland LT. Kas šitokį? Čia yra mano konkurentas. Va, aš tau įmėsiu linką, galėsi pasižiūrėti. Jis tave gali pigiau išmokinti daug. Tavo konkurentas? Žmogus, kuris galbūt nukopijavo mano puslapį, ką žinau, žinai, nežinau jau mokymų, žinai. Šiaip nėra video, jis nėra pasiviešinę, žinai. Nėra video ir mokinių. Aš tau susakysiu, kokie yra tavo pasirinkimai. Realiai, ką tu gali. Tu knyga kaip suviliot moterį. Veilandas nėra knygos parašęs. Va, čia yra. Veiland Life, kas čia yra? Taip suviliot moterį. O čia kas? Čia yra knyga, kurią tu gali nusipirkti. Nu, kas tai supa? Ar tu tikrai nori iš viso? Ar mes čia verta šnekėti? Ar tikrai tu nori tos mokymus eiti? Edvinai. Ne, nu rimtai, nes, ką aš gyvenime pasieksiu? Žinai, jeigu sakyk, žinai, jeigu nenori, tai, žinai, jungiam tą Skype, žinai, ir ką čia atskinti, žinai, nes tai va, toliau, kas yra daro. Viskas. Mes du esam Lietuvai, Vilniuje būtent, kurie mokina šitą dalyką, ką tu gali gauti. Toliau knygą gali nusipirkti. Nu, tavo atveju knygą. Tu sumauki 5 litų, skaitai knygą. Gerai, tada pabandai taikyti.
Nu, na, aš abejoju, nu, nesąmonė, blėt, netinka, tu ne tas žmogus esi. Tu turi pinigų, gali savo skirt mokymus. Nu, tau suprantit, tikslas yra tiek tavo, tiek mano tave nuvesti į B tašką, kur tu gali drąsiai prieiti prie bet kurios norinčios moteris. Jau tais visiškai pasinisai, pritrauki jas ne pinigais, o savo savybėm. Ir jas išlaikai. Ne pinigais, bet savo savybėm. Lygiai taip pat su draugais. Moki partneriškus mainus daryti su žmonėmis. Kas dar? Moki laisvai užkalbinti. Moki suviliuoti per pirmą pasimatymą parsives namo, drąsiai išmokinti šitą dalyką. Bet kad pasimylėsi per pirmą pasimatymą, tai gali su fiziniu tipu moterimis. Aš ir apie moterų tipus gal šneku. Per pirmą pasimatymą to taip ir nereikia. Svarbiausia, kad man kas svarbiausia. Tau reikia kuo greičiau. Ir tu nesiginčyk, žinau, aš vyrų prigimti, reikia kuo greičiau visiems čia. Gali gerą berniuką vaidinti, bet aš žinau, kaip viskas yra. Visiems reikia kuo greičiau. Aš prisipažinau, kad aš bijau prieidinėti prie merginų. Ir aš bijočiau prieiti prie merginus, kurį man patinka. Nu. Tai va nuvedam į B tašką, kuriame tu visiškai nebėjai prieiti prie merginus, kuri tau patinka. Karšta yra. Aš turbūt nežinau, arba aš sapne būčiau, arba nežinau. Galvočiau, kad sapnuoju kažką. Tai va, tas dalykas. Susirašom B tašką, ką tu nori išmokti. Aš pažiūriu, kiek pamokų reikia, kokių DVD, kokius medžiagus, surašau namų darbus. Mes įsiskiriam, tu namuose dirbi, tu atvarai pas mane į pamokas, tu bulėjai. Ir viskas, ten nuvedu į B tašką. Ir Vokietija išvažiuoja jau. Vokietija važiuosi, ne po pusantro mėnesio. Jo. Nu, Vokietija išvažiuoja pasikeiti. Dabar tu gali nusipirkti knygą arba kreiptis į Veilandą. Bet jo mokymai yra kitokie. Jo mokymai yra trumpesni. Jo mokymai trunka 3 valandas, trunka 2 dienas. O tavo? Mano trunka, kokį mėnesį, pusantro galbūt. Priklauso to, koks tau yra B taškas. Aš netikiu, kad žmogų gali pakeisti, žinai, per 3 valandas arba per 2 dienas. Čia yra, žinai, visiškai nesąmonė. Dėl to, žinai, aš dirbu, žinai, jau jeigu pasiėmėm B tašką, nustatym tavo tikslą. Ir mes siekiam, aš tau duodu įrankius ir, kaip sakant, irgi skatinu tave. Ir darau nepriklausomą nuo niekam. Po mokymo tu negali priklausyti nuo manęs. Ir nuo draugų. Kiti norėsi draugeliais kabint moterį. Aš sakau, eisiu su avariniais. Pats tapsi avariniu. Pasižiūrėk, su kokiais tu eini moteris kalbint. Ar jie sėkmingi yra? Ne. Kam tada tu eini? Dėl to ir aš esu čia reikalingas, nes aš esu sėkmingas šitoje srityje. Geriausias mano mokiniai iš vis pasaulyje yra N1. Aš nemačiau kokios mokyklos, kad galėtų padaryti tokius video, kaip aš padarau. Kokie jie tam. Bet tu šiaip maladės. Tai esmė yra man, kad aš esu ten geriausias, man nerūpi, bet kad mano mokiniai būtų geriausi. Ir mane padarytų gėdus, nuvažiai kitą šalis, aš tą noriu, žinai, nes aš ant video juos pristatau. Aišku, čia su taim šnekėsim, tu nori video daryti. Tai va, aš padarysiu šitą. Bais tame, kad, blecha, dar turi atrodyti normaliai, išvaizdą. Viską, tai zaibysi, pafotografuosim dabar, kai prieš atrodai, žinai. Tame ir yra esmė, kad, žinai, skirtumas. Tu sumokėjai ten, kokius ten 2 gabalus, žinai. Ką tu pasiekė už tos 2 gabalus? Jeigu tu sakysi, blėt, šūdas airinai, blėt, aš sukišau pinigus veltui. Gerai, mes liekam draugai, toliau, žinai, pasiimit pinigus, žinai, nes aš žinau, jeigu aš tau pinigų negražinsiu, tu apie mane atsiliepsi blogai visiems. Sako, nepatenkintas klientas 24 pasako apie tai blogai, patenkintas tik 8. Na, bet dar pasako tiem 24, o tie 24 dar pasako dar savo draugam, tie dar. Tai žodžiu, čia labai plečiasi. Ne, bet šiaip aš, kaip skaičiau komentarus, niekas nesiskundžia, viskas kuo puikiausiai, tu mokai viską gerai. Skundžiasi dėl mano marialempoetiškų akcentų, dėl barzdos kokių. Dėl tų dalykų, žinai. Tu šiaip iš kur esi? Ne iš Vilnius? Aš iš Jurbarkas atvažiavęs. Iš Jurbarkas? Atvažiavai į Vilnių? Tai va, tokie 3 variantai. Eit pas Veilandą mokymus, su jos atsisiek pašnekėti. Toliau nusipirkti mano knygą, kaip suvilioti moterį, pemlėtų ir bandyti vienam keistis. Arba ateiti į mokymus, jau čia pastiprintai viskas būtų, žinai, ir DVD duočiau. Tu perki mokymus ir dar gauni mano alfa vyras mokymų DVD
9 diskai, kurio vertė yra 619 litai. Nu, yra prie produktų mano puslapį. O, va. Nu. Normaliai. Nu, tai vat. Ir mokinės, ir viskas DVD irgi yra paaiškinta, surašyta. Tik aišku, tu neturi mano pavyzdžių. Nu, mano ten prifilmuota tų pavyzdžių yra. Tačiau aš nematau tavęs. Visas myra, kai tu ateini pas mane, tu įžengi pro duris, sakau, tas gerai, o tas negerai. Keičiam. Nes tu nematai savęs. Tu dabar sėdi prie kompo, aš tavęs irgi nematau. Žinai, aš negaliu pasakyti, kas pas tai blogai yra. Kai tu ateini, aš matau, pečiai palinkę per daug, silpna kūnų kalba, nėra energijos, atsistok plačiau, žinai, uždėk ranką, kai prieini prie moters, va taukas, va tam aš esu reikalingas, dėl tų mokymai visuomet jie turi kainuoti brangiausiai ir jie tu kuria didžiausią vertę žmogui. Ne, tai šiaip tiesiog. Pagal eina taip, knyga pigiausiai kainuoja, DVD tada brangiau, nes dėl to, kad ten yra vaizdinė medžiaga pertikima, tai yra vis tiek daug suprantamiau ne tik žodžiais, raidim. Ir jau pats paskutinis, kurie gali sauliai žmonės, tai yra mokymai. O aš padariau dar, kad mokymus sungiau su DVD. Tai iš vis vertę tokią pučiu į tave, žinai. Tai nes tu... Aš kaip Vokietijai, žinai, dirbu. Tu man padedi, ne? Tu man irgi padedi, kai sakant, be jūsų, va, kurie einat į mokymus, neegzistuotų šitas projektas, nes nebūtų pinigų. Aš irgi jums padėsiu. Tai va, tokie bairiai. Tai va, tiek tave supa pasirinkimų, realiai. O dabar tu namuose ramiai gali pasigalvoti, gali iš vis mane atrašyti, žinai. Svarbu. Ir čia spręsau, tai va, po spalio 200 dienos, tai yra sekmadienį, po sekmadienio šio jau užsipildys mano ta knyga, nes aš tų mokinių neprisėjimu daug, nes, nu, jeigu prisėjimu daug, tai prasidėtų tikrai blogi atsiliepimai ir būtų šūdas. Tai... Daug sunkiau būtų mokyti. Jo, aišku, žinau, energijos tai reikalauja daug, tai va, dėl to ir tai, kad tau po spalio 200 dienos sunkiau bus, aš nežinau, nei kokia kaina net bus ir kiek ten mokinių įrašai, žinai, po seminarų. Nes jie seminarė mane pamato, jie seminarė... Gal ir nieko, žinai, variantas viskas normaliai, bet tai bairis tame, kad tu, vat sakai, vat praktikai eiti ir kad bandyti net prie merginos. Va, man jau dabar drebuojas. Nu taip, nežinau kodėl. Taip, kas yra gerai, nu, aš suprantu, niekas mums šioje žemėje nepasakė, ką reiškia būti tikrų vyrų. Nu liūdna, taip ir tėvai neišmokinė, aš irgi, tu žinai dabar nuo A iki Z, ką reiškia būti vyru gyvenime. A visuomenė pasakė, Afrikoje gentystė pasako. Žiūrėk, užauga berniukas 12 metų, turi 13, jam duoda, jam pasako taip, sako, dabar eini į mišką, ar kur ten, sako, pasigamini ginklus, kaip nori, sukis pats. Ir jeigu parneši liūtą, sumedžiotą, sveikinu, tu vyras tapai. Jeigu neparneši, sorry, tu dar berniukas. Pas mus vyrai tampa, žinai, prie Facebook'us įdėda. Prie Facebook'us įdėdami tampa, žinai, McDonald'e valgydami, Hesburgerį valgydami. Pochui, žinai, čia nesvarbu, bet pažinčių portaluose tampa. Tėvai, kai išlaiko, jie tampa, žinai, vyrai. Nesąmonė, žinai. Taigi, ką reiškia būti vyru? Tokie žmonės jau skaitomi priklausomi prie interneto. No. O tai yra labai blogai. Jo. Vis kaip esi priklausomi prie interneto, tu nieko nenori. Neįeiti į kokį ten imti merginas, nu nenori nieko. Prie interneto, nori sėdėti prie imtis merginas. Taip. O per internetą būna irgi neišeina, nes tu nežinai, ką pradėti kalbėti. Tu jautie šūdas ten, blėt, nes dėl to, kad ten rašo dar 100, kai tu tokių. Tu jauti, kad ta moteris yra aukščiau už tave. Tu dabar įsiduok, tu esi vienas tarp 100 moterų tame internete. Tu labai galvotum, ką ten rašyti, tau net nereiktų rašyti, tau siūstų laiškus. Tu neturi statusų ten. O asilai vyrai renkasi vietas kabint moteris, kur jie neturi statusų. Ir po to jie man rašo, tai ką internete rašyti. Sakau, dabar įsiduok, tau parašo 300 moterų laiškų ir po to parašo 301. Tu jie ten labai rūpinsis, kad ten neįtrašyti, ar ten tau pochai ant jos. Nes tau 300 jau parašė. Tau pochai. Tu parašėjai čiulbybį. Ir jinai tą parašo, koks tu nemandagus, bet jie tau šypsus. Ir tave nori nukabinti. Tu parašėjai čiulbybį jai.
Supranti, nu čia statusas visur. Moteris traukia vyrai, kurie turi pasirinkimą tarp moterų, į kuriuos pretenduoja kitos moterys. Ta reikia mokėti pristatyti prie moterų, kad tu tai turi. Tai va, žinai, ten aš internete tu gali būti airinas. Internete tu gali būti ten pats geriausias pasaulio vėliautas. Internete tau bus sunku kabinti moteris. Taip jau ir dėl to, kad konkurencija yra didelė. Aišku, aš galiu išmokinti po 2-4 laiškų gauti numerį, aišku, su visom negausi to numerio. Yra normalu. Normalu, tačiau, kai realybė jinai tave sutiks, nu va, tada tai išlys. Nesąmonė. Nu. Tai va, žinai, ir dabar ką reiškia to būti vyru? Tai tu sakei, va, tave ima jaudulys, ne, jau eit prie moterų kalbint. Būti vyru gyvenime yra, reiškia, būti laisvu. Nuo emocijų. Nepriklausyti nuo emocijų. Gerai ima tą baimę. Ką tu tą baimę? Ta baimė yra žemiau manęs. Tas jaudulys yra žemiau manęs. Aš esu aukščiau, aš esu savo kūnų ir protų šeimininkas. Kad ta baimė ima, vis tiek aš nueisiu užkalbinsiu. Man negali čia rišti tą baimę. Tas rankas galiu prakaituoti, bėgti iš pažastų smarvį. Vis tiek aš prieisiu išnekeisiu. Nu, turi toks pas tai būti požiūrį, žinai. Tai va, būti vyru reiškia būti nepriklausomai, tiek ir nuo moterų. Pasiimi santykius moterį, bet tuo pačiu ir būni nepriklausomas nuo jos. Tuo pačiu ir tu ir lyg ją myli tu ją, bet ir nepriklausomas nuo tos meilės būni. Tu pasidraugauji su draugais, ne? Jūs yra draugystė, bet tu ir nepriklausomas nuo tos draugystės. Tu bendrauji su tėvais, tu myli juos. Tau jie patinka, bet tu nepriklausomas nuo jos. Vakar jums reikia pasiekti, jūs jaustumėtės geri. O čia reikia daug darbo įdėti. O kai va tampa prisi, kokia moteris sutikau, kokia jinai gražiai įsimylėjo, pamiršta draugus, prasideda nesąmonės. Tai jau. O šiaip, kas dar va tave varžo labai, apie ką pagalvoja ir jau šūdas. Kad su kamera bėgiausi iš paskos. Nevaržo tas. Matai, pagal viską, vat, aš kaip buvau Vokietijoje, žinai, ir man vienas žmogus pasakė, nu, jau prie metų, žinai, bet jis man sako, vat, pavyzdžiui, tu susitiksi su moterimi, ne? Nu, jis man taip sako, vat, ką tu su ją šnekėsi, tu pasakyk. Aš jam tiesiai iš vis atsakau, nežinau, ką su ją šnekėsi, nes aš sakau, neturiu jokių įgūdžių, jokių nieko, ir nežinau, ką jai pasakyti. Tai va, tu sako, tu per internetą, tai čia didelė nesąmonė. O tai va, sako, prie merginos ir ką nors pasakyti, ką nors, ten, ką tu žinai, ten, ar ką nors. Aš sakau, nieko nežinau, nu, sako, blogai yra. Tai. Nesako, žinių neturi. Taip. Nu, jis pats pasakė man tą klaidą, sako, kad tu pasakysi merginai, kaip susitikti. Nu, iš tikrųjų, vat aš galiu pasakyti, vat buvau susitikti su mergina, ne? Nu, iš interneto, nu, man jinai nepatinka, žinai, buvo. Susitikau, kad, žinai, pabandyti bendra. Nu, iš tikrųjų, aš nežinau, ką su ją šnekėti. Nežinau, ką jai pasakyti, paklausiu, kaip sekasi, kaip ką, kom tu užsiemi, viskas. Все, aš daugiau nežinau, ką pasakyti. Žinių trūksta, nieko čia daugiau, aš negaliu pasakyti, tik žinių trūksta. Ir dar asmeninės savivertys, nes kuo mes prasčiau mėgstam save, kuo mes savo labiau nepatinkam, kuo mes jaučiamės prastesni už kitus, tuo viskas hujaviau gyvenime einas, tuo byra viskas. Nesiseka, nes tu savęs negini. Nu. Dėl to ir tada galvoji, žinai, tai moteriai pasakysi ką, tai tikriausiai nepatiksi jai, nes pats savo nepatinki. Nu, gali būt. Tai pas man taip ir yra. Jaučiuosi hujovai, man. O gal tu nori knygą tiesiog paskaityti? Dar iki tos spalio 20 dienos pabandytų. Ten nėra daug puslapių paskaitytum. Nu, galima, kaip tam? Naudojasi elektroninė bankininkystė? Jo. Nu, tai va, 5 litų mano sąskaitą pervedė, aš tau į Skype atsiunčiu ir skaitai iškart kompę tą knygą. Pala, davai, tu dabar šnekėk su manimi, aš padarysiu gerai, nes aš nežinau nelabai kaip ką. Esi daręs vietinį pavedimą? Jo, esu. Nu tai va, tai aš tavo rekvizitus įmetu viskas. O, paskaityk tą knygą. Kur mano banko? Ai, šitą. Bet teks man ateiti tavo mokymus vis tiek. Paskaityk pirmą knygą, po to iki spalio 10 dienos, nelauk ilgai, jeigu nori mokymus atvaryk, žinai, ta prasme, tu garantusies vietą. Kodėl į banką neužeina, man įdomu. Internetas yra. Kažkas su banku.
Nu, pafig, pasižiūrėsi tu ten. Parašysi tuos rekvizitus, žinai.